Nu kągi, jubiliejaus proga, aš palinkėčiau visiems Šaukėnų žmonėms sveikatos, didelės ištvermės ir labai mylėti savo kraštą. Kiekvieną kartą mane, kiekvieną vasarą vis traukia, aš vis sugrįžtu ir sugrįžtu čia. Aš sugrįžtu todėl, kad čia Šaukėnų žmonės man, nors ir Dzūkijoje jau ten mano vaikai ir viskas yra, aš ir ten traukia, bet vis tiek aš pravažiuoju, aš žinau, kada važiuoju namo ir dukrom pasako, kad važiuosi, mama Iva jau važiuosi į Žemaitiją, tai sako, mūsų mama jau sveika, jai nieko nesopa, jai labai gerai, jau sveika ir viskas. Aš kaip parlėkiu, tai pirmiausiai apkabinu šitą savo mielą ąžuolą. Va čia gimtiniai ąžuolas galingas stovi. Aš prie jo pribėgus prisiklausiu, ar pasiilgai tyliai klausiu. Ir kada jį priglėpsiu, staiga suklupsiu, nes jo šilumas širdį pajusi ir suprasi visada, nors jis toli, bet su manim šalia. Čia paliko mano šaknis, čia paliko žmonės pažįstami. Man labai gera, kada aš ateinu čia, pirmiausia skubiu takeliu į bažnyčią. Į bažnyčią tėvelis 55 metus čia va išdirbo. Aš, nors sveikata neleidžia, tai aš 4 užlipu į viršų, ten laukia miela chorist, vargoninkė Violeta ir va, visos buvusios giesmininkės. Nu, labai smagu, labai vienu žodžiu gera. Ir aš tada kažkaip vis tiek savaime gimsta ir sakau, Šaukėnai, brangus miestelė. Visada aš grįžtu su nuotaika čia, nes čia klaidžiojo visus sukvietus mūsų protėvių kilni dvasia. Čia taryt matau tėvų namelį ir šonos upę, kur basa braidžiau. Ir į bažnyčią pramintą takelį, kur su tėveliais aš karštai meldžiausi. Čia taip prabėgo nuostabi vaikystė, kaip aš užaugau. Net nepajutau, čia šokau valsą, juokėsi jaunystė, kai pirmą meilę klasėj sutikau. Tad vėjau lėk ir nešk mano dainelę, sakyk, kad myliu, kaip aš ilgiuos namų, su ašara lydžiu tave į kelią ir lauksiu vėliai, kol sugrįši tu. Grįžtu aš visą laiką čia su nuotaika, nes čia paprasti žmonės. Aš nueinu į muziejų, muziejai sutinka mane vadovė Burdulienė, taip pat ir Zoselė, visos mes turim kalbos. Kalbame ir susitinkam savo klasės draugus, va dabar pirmadienį važiuosim, bus klasės susitikimas Šiauliuose. Nu, man čia viskas artima ir miela. Ir kai reikia man išvažiuoti, aš, žinokit, labai būna liūdna. Ir kur bebūčiau aš, vis tiek aš apie Šaukėnus dainuosiu. Vėjas mano dainą neš. Jums visiems iš Alytaus ją dovanosi ir kol širdis dar plaks mano mažoj krūtiniai. Meilės jums visiems užteks, nes mano meilė begalinė. Ir man liūdna, kad reikia išvažiuoti, bet aš tikiu, kad kitą vasarą vėl būsiu čia ir vėl atvažiuosiu, vėl mane sutiks tie patys žmonės ir draugai, nors nesvarbu, va, atrodo, va, viskas ir namelis tas pats, bet medžiai jau užaugę, jau kiti dideliai žmonės, ne tie patys, bet labai malonu, kad taip paima už rankos pabūgdą, sako, neišvažiuok ir aš jų neprisimenu, bet jie mane atsimena. Malonu ir, va, kaip pavyzdžiui, ir seniūnas ir tas va, lenkėsi, va, pasveikina mane, nu, kad tu jautiesi žmogus, kad aš atvažiavau namo ir atrodo, kad aš niekada neišvažiavau.